Šiandien mes kalbėsime ne tik apie kataklizmus, bet ir apie tai, kas paprastai lieka už klimato apžvalgų ribos – apie tėvus ir vaikus. Dauguma tėvų stengiasi savo vaikams suteikti tai, kas geriausia – rūpestį, meilę, saugumą. Tačiau praleidžiamas vienas svarbus dalykas, kuris tiesiogiai veikia jų ateitį. Pažiūrėkite praėjusios savaitės klimato katastrofų apžvalgą ir suprasite, apie ką kalbama. Pakistanas. Pakistane toliau siaučia itin intensyvūs musoniniai lietūs. Pendžabo provincijoje nauja liūčių banga, prasidėjusi Liepos 16 rytą, vos per 24 valandas nusinešė mažiausiai 63 žmonių gyvybės, o dar 290 buvo sužeisti. Dėl potvynių buvo uždaryti keli greitkeliai, taip pat atšaukta arba atidėta 10 skrydžių. Čekvalo rajone dėl 450 mm kritulių buvo sunaikinta daugiau nei 30 kelių. Kai kuriuose Ravalpindio vietovėse vandens lygis siekė stogus, todėl gyventojai buvo priversti bėgti, palikdami savo daiktus. Gelbėjimo darbus apsunkino elektros energijos tiekimo ir ryšių sutrikimai. Lahoro rajone vanduo per 9 metrų plyšį užtvankoje plūstelėjo į netoliese esančius kaimus. Kitas Atledžio upės užtvanka sugriuvo, užtvindydama daugybę kaimų ir dirbamų žemės. Nuo birželio 26 dienos šalyje jau žuvo 216 žmonių, tarp jų 101 vaikas. Dauguma mirčių įvyko dėl sugriuvusių namų ir elektros smūgių, daugelis nuskendo. Vietnamas. Liepos 19 dieną Šiaurės Vietnamą netikėtai užklupo audros su liūtimis ir perkūnijomis. Sostinėje Hanojuje stichijų sukėlė transporto sutrikimus, keliai buvo užversti medžiais, gatvėse išsibarstė kelio ženklai ir motociklai. Vaizdingoje Lahongo įlankoje, vienoje populiariausių turistų vietovių šalyje, įvyko tragedija. Pramoginis laivas su 49 žmonėmis pateko į staigų škvalo gūsį. Įgulos narys, vienas iš nedaugelio išgyvenusiųjų pasakojo, kad netikėtai galinga banga trenkėsi į laivo šoną ir per 10 sekundžių laivas apvirto dugnu į viršų. Kai kurie keleiviai buvo įstrigę savo kajutėse, o žmonės, buvę denėje, net nesuspėjo sureaguoti. Jie akimirksniu buvo užlieti vandeniu ir nuplauti į jūrą. Tik keliems pavyko apsivilkti gelbėjimosi liemenes. Paieškos operacija įvyko sudėtingomis oro sąlygomis. Joje dalyvavo apie 1000 specialistų ir daugiau nei 100 įrangos vienetų. 10 žmonių buvo išgelbėta. Deja, žuvo 35 žmonės, o dar 4 yra dingę be žinios. Rumunija. Liepos 17 dieną Balachijos regioną užklupo galinga audra, kurios vėjo gūsiai siekė iki 120 km per valandą. Prahovo apygardoje apie 32 000 vartotojų liko be elektros. Sostinėje Bukarešte ir jo priemiesčiuose stichijos siautėjo tik pusvalandį, tačiau sukėlė visišką chaosą. Temperatūra smarkiai nukrito nuo +30 iki +18 laipsnių Celsijaus. Ant automobilių užvirto 10 medžių, o nuo kelių pastatų nuplėšti stogai. Stichija gyventojus užklupo netikėtai. Gatvėse jiems teko griebtis medžių ir stulpų, kad išsilaikytų ant kojų. Ir net patalpose žmonės nesijautė saugus. Otopenį mieste žuvo moteris. Į jos namus įskriejo nuo kaimyninio stogo nuplėštas skardos gabalas ir sukėlė mirtinų sužalojimų. Jungtinės Amerikos valstijos. Liepos 19 dienos vakarą iškritusios smarkios liūtys sukėlė staigius potvynius Montgomerio apygardoje į šiaurę nuo Vašingtono. Keliose vietovėse vos per pusvalandį iškrito iki 150 mm kritulių. Sligo upelio vandens lygis per 30 minučių pakilo 3 metrus, užtvindydamas kelius ir pastatus. Gyventojus šokiravo vandens kilimo greitis. Vienas liudininkas, gyvenęs šioje vietovėje 20 metų, teigė, kad niekada nematė nieko panašaus. Nacionalinė orų tarnyba pirmą kartą regiono istorijoje paskelbė nepaprastosios padėties potvynio perspėjimą. 10 žmonių buvo įstrigę automobiliuose ir pastatuose. Gelbėtojai vykdė evakuaciją, o kai kurie keliai kitą rytą liko dar uždaryti. Nuo sausio 1 iki Liepos 15 dienos Jungtinėse valstijose buvo paskelbta 3040 staigių potvynių perspėjimų. Tai rekordas per visą laikotarpį nuo 1986 metų, kai buvo įdiegta moderni perspėjimų sistema. Liepos 16 dienos vakarą naujajame Džersyje žaibo smūgis pražudė žmogų lauko šaudykloje. Dar 13 žmonių buvo sužeisti, tarp jų 8 vaikai.
Nukentėję buvo nugabenti į vietinės ligoninės dėl nudegimų ir įvairių sužalojimų. Ekspertai primena, kad net ir nelabai stipri perkūnija gali būti mirtina. Pajutus pirmosius jos požymius, negalima būti lauke, reikia nedėlsiant ieškoti prieglobsčio. Rusija. Rusijoje dėl žaibų smūgių taip pat įvyko tragiškų nelaimių. Liepos 17 dieną Karačiarių Čerkesijos kalnuose žaibas pražudė piemenį. Perkūnija prasidėjo staiga ir jis nespėjo pasislėpti nuo stichijos. Elektros iškrova taip pat nutrenkė visą avių bandą, arklį ir šunį. Liepos 19 dieną Tuvos Respublikoje žuvo 13-metis berniukas. Prasidėjus perkūnijai jis padėjo varyti arklių bandą piemenų stovykloje. Žaibas trenkė tiesiai į paauglį. Mirtis ištiko akimirksniu. Seisminis aktyvumas. Liepos 16 dieną prie Aliaskos krantų 20 km gylyje įvyko galingas 7,3 balų žemės drebėjimas. Epicentras buvo 87 km pietus nuo Sandpointo miestelio. Valdžia greitai paskelbė cunamio perspėjimą pietinėje Aliaskoje ir Alaitų salose, tačiau jis buvo atšauktas po 2,5 valandos. Per kitas 5 dienas regione užfiksuota daugiau kaip 200 pakartotinių smūgių. Stipriausias jų buvo 6,2 balo. Informacijos apie rimtą žalą raukas negauta. Liepos 20 vakarą Rusijos Kamčiatkos pusiasalį supurtė galingų žemės drebėjimų serija. Jų epicentrai buvo Ramiajame vandenyne, nuo 72 iki 29 km atstumu nuo Kamčiatkos Petropavlovsko miesto. Per mažiau nei valandą vyko 4 seisminiai įvykiai, kurių stiprumas buvo didesnis nei 6 balai. Stipriausias žemės drebėjimas buvo 7,6 balo. Drebėjimą vienu metu pajuto kelių gyvenviečių gyventojai, įskaitant Kamčiatkos krašto sostinę. Namuose siūbavo baldai, barškėjo indai, nuo parduotuvių lentynų krito prekiais, o susirūpinę žmonės išbėgo į gatves. Daugelis jų nedrįso grįžti į savo butus, kai kurie mieliau nakvojo savo vasarnamiuose. Po pirmųjų stiprių žemės drebėjimų nepaprastųjų situacijų ministerijos vyriausioji valdyba paskelbė cunamio grėsmę, kuri vėliau buvo atšaukta. Po tokio galingo žemės drebėjimo sekė pakartotinių smūgių serija. Vos per 3 dienas regione įvyko apie 1000 pakartotinių smūgių, kurių stiprumas siekė iki 6,7 balų, iš kurių 47 buvo 5 balų ir stipresni. Netaip seniai 5 balų žemės drebėjimas sukeldavo pasaulinį rezonansą ir tapo žiniasklaidos sensacija. Šiandien tokie įvykiai kartojasi beveik kasdien ir nebėra suvokiami kaip kažkas išskirtinio. Apie juos jau net ne visada rašoma. Tai yra pagrindinis įrodymas, koks didelis ir daugumai žmonių nepastebimas yra seisminio aktyvumo padidėjimas planetoje. Liepos 18 dienos rytą didžiausias Europos superugnikalnis Campi Flegrei vėl išgąsdino Italijos žmonės. Neapolį supurtė 4 balų žemės drebėjimas. Jų epicentras buvo jūroje, netoli pakrantės. Bagnoli rajone, centrinėje Feglei karderos dalyje. Seisminis židinys buvo vos 2,5 km gylyje, todėl drebėjimas buvo labai stiprus ir turėjo rimtų pasekmių. Monte Olibano tunelyje, svarbiausioje naujos geležinkelio linijos, atidarytos vos prieš 4 mėnesius atkarpoje, atsirado rimtų įtrūkimų. Tunelį teko uždaryti. O tai ne tik smarkiai sutrikdė susisiekimą regione, bet ir užblokavo prieigą prie depo, skirto traukinių priežiūrai. Taifūnas Vipha. Nuo Liepos 19 dienos taifūnas Vipha smogė kelioms Azijos šalims. Filipinuose jį sustiprino ir taip smarkės musoninės liūtės, sukeldamas didelius potvynius. Nuo stichijų nukentėjo daugiau nei 800 000 gyventojų. Sostinės regione Marikinos upės vandens lygis pakilo iki 15 metrų, todėl buvo evakuoti netoliese gyvenantys žmonės ir rimtasi apsaugos priemonių. Potvyniai paveikė daugiau nei 100 kelių ir tiltų, apgadino daugiau nei 1200 namų. Iki Liepos 21 dienos ryto žuvo 5 žmonės, o dar 7 laikomi dingusiais be žinios. Liepos 21 dieną taifūnas Vipha smogė Kinijai. Honkonge vėjo greitis viršijo 167 km per valandą, o tai sukėlė didelę žalą. Pasak valdžios institucijų, dėl audros nuvirto 100 medžių, o mažiausiai 26 žmonės buvo sužeisti. Guandongo provincijos Džuhajos mieste vėjų gūsiai buvo tokie stiprūs, kad žmonės buvo griaunami ant žemės. Per 12 valandų Fudžo apskrityje Fundziango provincijoje iškrito beveik 300 mm kritulių.
Buvo užtvindytos gyvenamosios ir komercinės zonos, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ir gatvės. Vandens srautai nunešė automobilius, o nuošliauža visiškai užblokavo įvažiavimą į kelio tunelį, užblokuodama eismą ir gelbėjimų tarnybų privažiavimą. Regione buvo atšaukta daugiau nei 900 skrydžių. Liepos 22 dieną taifūnas pasiekė šiaurinį Vietnamą. Dėl smarkių liūčių Dien Bien provincijoje iš dalies sugriuvo kabantis tiltas. Sužeisti 4 žmonės. Centrinėse Han Hua ir Nghe An provincijose dėl smarkių liūčių nutrūko elektros tiekimas ir padidėjo nuošliaužų bei potvynių rizika. Pietų Korėja. Nuo Liepos 16 dienos Pietų Korėja užklupo precedento neturintys lietūs, paversdami šalį didžiulę nelaimės zoną. Dėl ekstremalių liūčių kilo daugybė potvynių ir nuošliaužų. Sugriauti namai ir keliai, apgadinta daugiau nei 4000 infrastruktūros objektų. Sutrikdytas susisiekimas ir elektros energijos tiekimas, atšaukti traukiniai ir skrydžiai. Sančhono apskrityje, Kyongsang-o provincijoje per vieną dieną iškrito iki 300 mm kritulių, o per 4 dienas beveik 800 mm. Tokie precedentų neturintys lietūs, pasak Korėjos meteorologijos administracijos, pasitaiko kartą per 100 ar 200 metų. Vietos valdžia pirmą kartą paskelbė apie visišką visų apskrities gyventojų, o ne tik kai kurių miestų ar miestelių evakuaciją. Chungcheongnano provincija taip pat smarkiai nukentėjo. Susano mieste per valandą iškrito beveik 115 mm kritulių, o per dieną 340 mm. Ir tai tapo valandinių ir paros rodiklių rekordų per visą stebėjimo laikotarpį. Visos 5 provincijos miestų ir apskričių mokyklos, kurias smarkiai apgadino lietus, nusprendė visiškai užsidaryti. Kai kuriuose iš jų lietaus vanduo pakilo iki juosmens. Per 5 dienas stichijos nusinešė 14 žmonių gyvybės, o dar 12 dingo be žinios. Šiandien planeta išgyvena itin rimtus klimato pokyčius. Kataklizmai nusineša vis daugiau ir daugiau žmonių gyvybių. Didėjant grėsmėms labiausiai pažeidžiami yra mūsų vaikai. Šiandien daugelis stengiasi visapusiškai ugdyti savo vaikus, suteikti jiems kokybišką išsilavinimą, ugdyti gebėjimo sporte, moksle ar muzikoje. Bet kaip kalbų mokėjimas ar gebėjimas groti smuiku išgelbės jūsų vaiką nuo žemės drebėjimo ar potvynio? Kam visą tai daryti, jei jis gali tiesiog nesulaukti akimirkos, kai jam prireiks šių žinių ar įgūdžių? Lengviau nusigręžti nuo realybės, teisti ar net įžeisti tą, kuris sako šią tiesą. Bet ar tai išgelbės jūsų vaiką? Ar jūsų pasipiktinimas suteiks jam ateitį? Mes sakome, kad esame pasirengę padaryti viską dėl savo vaikų, bet nematome realybės. Mes daug duodame savo vaikams, bet neduodame pagrindinių dalykų – ateities. Kai tėvai mano, kad nieko negali pakeisti, jie slepiasi. Jie slepiasi savo rūpesčių iliuzijoje, tačiau iš tikrųjų jie tiesiog atsisako atsakomybės. Tiesa nemaloni, nes jie reikalauja veiksmų. O mums lengviau rinktis drabužius, maistą, mokyklą, dalykus, kuriems galime daryti įtaką. Tačiau kai kalbama apie tikrą atsakomybę, mes kaip tėvai išnykstame. Tiesiog tampame abejingais žmonėmis. Bet jei iš tikrųjų prisimtume atsakomybę ir savo vaikų ateitį, tai nebijotume. Mes tyrinėtume, kas vyksta, mes į tai įsigilintume, suvoktume ir pradėtume veikti. Norėdami suteikti vaikų ateitį, tėvai turi blaiviai apsidairyti aplink save. Atkreipti dėmesį į realias grėsmes ir nustoti sakyti, aš negaliu paveikti karų arba aš negaliu sustabdyti stichinių nelaimių. Mes privalome pakeisti šį pasaulį, padaryti vaiko gyvybę svarbiausią vertybę. Ir tai mes galime padaryti tik kartu, susivienyje aplink paprasčiausią ir svarbiausią dalyką – rūpestį dėl vaikų gyvybės, dėl visos žmonijos ateities.